Jei kultūros sektoriui nebus didinamas finansavimas, per artimiausius 3 metus jam trūks 56 milijonų eurų. Pasitelkę metaforas 25 šalies kultūros sektoriaus asociacijų vadovai tikisi, kad jiems dar tikrai ne ruduo, jei bus pakoreguotas dabar svarstomas kitų metų biudžetas, kuriame kultūrai numatyta 14,5 milijono eurų mažiau nei šiemet. Nedidėjimas jau yra mažėjimas, bet kai jau realiai mažėjimas 14,5 milijono, tai yra kritinis dalykas, kur tiesiog mes po keliarių metų galim pajusti, kad nebus ką vežti į užsienį, pristatyti Lietuvos kultūros, meno projektų ir taip toliau. Didžiosios dalies mėnesinės pajamos nesiekia ir minimalios algos. Jeigu nebus šiandien sustabdyta ta tolimesnė biudžeto mažinimo situacija, tai be abejo, tai palies menininkų atlyginimus. Šiandien dienai mes turime kas 5 menininką, kuris gauna pajamas nesiekiančias skurdo rizikos ribos. Lapkričio 21-ąją Vilniuje vyks kultūros bendruomenės protestas prieš Nemuno aušrą ministerijoje, taip pat dėl šalies ateities.